Jau sekmadienį atėjom susitikti su Dievu ir žinot, kada mes susitinkam, Dievas išreiškia pretenziją mūsų atžvilgiu. Jis nori būti išgirstas. Jis prakalba mums per savo žodį ir jis išreiškia pretenziją. Tai yra tam tikra šiandien ta pretenzija problematiška. Pakankamai tikrai, nelengva ir sudėtinga ir dėl to sakau, kaip pretenzija, dėl to, kad mes iš karto atsitraukiam ir sakom, nelabai noriu sutikti, Dieve, su tavo pretenzija. Atėjau į susitikimą, tu reikalauji to, ką man daryti. Jūs girdėjot turbūt labai aiškiai pirmajam skaitiny pasakyta, kad ką? Jeigu susitikai su nedoru žmogumi, matai, kad jis blogai kažką daro, tu turi įspėti jį, kad jis elgiasi blogai. Jeigu neįspėsi, kai buvo parašyta, pareikalausiu kraujo iš tavo rankos. Taigi, jeigu tu jo neįspėsi, tą blogį, kurį jis daro, priskirsiu tau. Taigi, labai toks, provokuojantis ir minėjau, tikrai nelengvas dalykas. Pamatau blogą žmogų, darant kažką, turiu įspėti, bijau įspėti, nepatogu ir neįspėjau, nieko nepasakiau, tai tas blogis, kurį jis daro, priskiriamas yra man. Kas to nori? Niekas. Bet įspėti irgi niekas nenori. Susiduriam su tam tikra tikrai nelengva problema, dėl to ką? Jeigu mes visiems pradėsim sakyti, tu tą darai, koks tas gyvenimas taps, tu tą neteisingai padarai, tu tą neteisingai padarai. Moteris, kada susipykstat, šeimoje, tai taip kalat, kad turbūt vyras nežino, kur dėtis. Arba vyrai irgi taip pat. Sakot, ir lengvas gyvenimas nebūna, ir ko gero kartais sakot tiesą, truputėlį, aišku, dar paspausdami. Tai ne vienas kita vertus nesam šventas. Ir jeigu mums pastoviai kals kas nors, kad tu tą ir aną, tu ne taip, tu taip turėtum elgtis, koks tas gyvenimas būtų nemielas. Ir vis dėlto su blogiu susiduriam. Ką daryti? Kaip išspręsti šitą problemą? Aišku, yra labai paaiškinimas pateiktas labai toks paprastas ir kiekvienam žmogui suprantamas. Antrajam skaitiny tai buvo pasakyti. Išvardinti įsakymai. Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk. Blogi dalykai, kuriuos žmonės kartais padaro. Bet sako, jis gali būti vienas įsakymas. Mylėk savo artimą. Taigi, jeigu myliu, jeigu gerbiu, tada mano žodžiai kokie tampa? Švelnesni. Taigi, jeigu jūs šeimoje vienas kitą mylit ir vienas kitą gerbėt, visko nutinka, susibarat, susipykstat, bet jeigu jūs mylit, jūs randat tam tinkamus žodžius pasakyti, kad kažkas yra negerai. Tas žodis nepapjauna, neužmuša. Jis yra, jūsų atrastas žodis, jis yra kitoks. Suprantat, o jeigu mes nemylim, nekenčiam, nemėgstam, tai mūsų žodis yra kita labai aštrus. Ir be abejo nesižeidžia. Ir tada yra konfliktas. Žmogus nepasiduoda. Jis priešginiauja ir patys žinom, kas iš to išeina. Taigi tam tikra prasme atsakymas yra suteiktas, aišku, antrajam skaitiny. Jis nėra lengvas, nes turi gerbti ir mylėti visus žmonės. Ir tada bus turbūt mums pasufleruota arba pašnibždėta, kaip su blogiu, kuris atsitinka ir mūsų gyvenimuose, ir kitų gyvenimuose turėtume kovoti. Taigi tam tikra prasme, kada mes įspėjam kitą žmogų, jeigu taip gebam padaryti,
tai yra, tu neturi pakankamai meilės ar pagarbos. Tu to neturi, tau to trūksta. Tai yra blogai. Ir todėl mūsų gyvenimas nėra džiugus, nėra linksmas, nes mums pritrūko pagarbos vienas kitam, meilės vienas kitam. Tai, žinoma, ne, taip nutinka. Bet be abejonės, žmogaus gyvenimas yra kur kas sudėtingesnis. Kur kas sudėtingesnis. Pavyzdžiui, jeigu paklausčiau, koks sunkiausias žmogui yra dalykas, norinčiam gyventi dvasinį gyvenimą. Koks yra sunkiausias? Kas jums nepasiseka? Paprasčiau tariant, gal suformuluot galėčiau. Norit daryti gerą, bet neišeina. Kas trukdo? Kas yra sunkiausia žmogui? Aišku, čia galėtume labai daug išsiplėsti, bet žiūrėkit, vienas toks autorius 16 amžiuje jis tai parašė, knygoje Nematoma kova, kurią pas Dianą irgi galite įsigyti. Labai įdomi knyga. Visa psichologija sudėta. 16 amžius. Paskui truputėlį perrašyta ir patobulinta buvo 18 amžiui. Jis taip pasakė. Pats sunkiausias žmogui dalykas yra, kada jis save pervertina. Kada jis daro tam tikrus išorinius, tarkim, gerus darbus. Mes darom kažkokius išorinius darbus. Lankom bažnyčią, meldžiamės, padedam žmonėms. Esam geri žmonės. Kaip šiandieniniai kalboj būtų kalbama, turim tokią aukštą savivertę apie save. O esam tinkami žmonės, nuostabų žmonės, daug ką galintis padaryti žmonės, ypatingi žmonės. Taip mes galvojam. Tai yra gerai, viena vertus, bet pagal aną autorių yra kas? Žmogus nebemato savo trūkumo. Arba pagal šiandieninę psichologiją. Savivertė aukšta, bet nebėra disciplinos. Nebemato trūkumų. Žmogus yra apakintas. Ir tas autorius sako, jeigu, žmogus galvoja, kad jis bemaž yra angelas, jam reikia ypatingos Dievo palaimos, ypatingos Dievo malonės, kad jis atsiverstų. Nes jis apie save galvoja per aukštai. Jis toks nėra. Jis galvoja per aukštai, per gerai. Pervertina save. Ir dėl to, kokios čia bėdos, su juo sutart tampa sudėtinga. Pavyzdys paprastas. Mums reikia kito žmogaus, kad jis mums pasakytų, tu žiūrėk, šičia pervertini save, tu šitoj vietoj nesi teisus. Tu šitoj vietoj klysti. Ir kada mes, pavyzdžiui, tarkim mane, turim viršininką savo, darbe ar dar kur nors viršininką. Ir matom, kad tas viršininkas, mūsų vadovas, klysta. Ir jeigu mes nueisim, pasakysim, viršininkė, tu klysti čia, tu blogai darai, mes susilauksim sankcijų labai griežtų, iš darbo išmes. Ne? Taip. Dėl to, kad nėra meilės santykio, nėra draugystės tos, yra skirtingos pakopos, skirtingose socialinėse sluoksniuose stovim ar panašiai. Jis reaguos piktai, nesutiks su tuo. Bet jeigu jam tai pasakys jo draugas, su kuriuo jis draugauja, arba žmona, kuri jam yra miela ir viskas reiškia gyvenime, ne? Ir jis į tai atkreips dėmesį. Jis pasikeis, supratot? Jis pasikeis. Jūs turbūt atsimenat, didelė politika Margaret Thatcher buvo, kad geležinė ledį jį vadindavo, dar aš atsimenu jaunystėje, dar skaitydavo įvairius straipsnius apie ją.
ji turėjo patarėją, dabar neatsimenu pavardės. Patarėja, vyras, kuris irgi, kuris jai išdrįsdavo pasakyti, kad ji klysta, kad ji šitoj vietoje elgėsi blogai. Ministrė pirmininkė, nuo jos viskas priklauso ir atsirado žmogus, kuris jai išdrįsdavo pasakyti, kad tavo sprendimai čia ir čia yra klaidingi. Ir jį tai kreipdavo dėmesį. Ir kada šitas jos patarėjas susirgo insultu ir kada jis 1987 metais jau nebegalėjo jai padėti, jos reitingai pradėjo kristi. Dėl to, kad nebebuvo žmogaus, kuris gebėtų pasakyti, kad čia netiesa, kad čia blogai, nors tu užimi patį aukščiausią poziciją. Taigi reikalingas yra kitas žmogus, kuris mums pasakytų, kad tu žiūrėk, tu išpuikęs esi, tu šitoj vietoj klysti, tu visiškai neteisingai elgiasi, taip neturėtų būti. Ir tu turi išgirsti. Jeigu tu išgirsi, jeigu tu turi tą žmogų, tu iš tikrųjų tą tavo, aišku, savivertį tvarkoj, bet tu įsivesi savo discipliną. Šitoj vietoj aš klystu. Šitoj vietoj aš nesielgiu gerai. Ir mūsų išpažintis, jeigu jūs esat pastebėję, būtent remiasi tuo pagrindu. Kada aš ateinu į klausyklą, kada aš ateinu išpažinties, aš pasakau, aš klydau. Čia ir čia klydau. Todėl žmogus šiandien nenori tos išpažinties eiti, nes jis turi aukštą savivertę apie save ir jis nemano, kad klysta. Ką sako žmonės? Aš nieko blogo nepadariau, aš esu dar geresnis už visus kitus. Viskas, tu jam nieko nepadarysi. Bet iš tikrųjų, nuodėmių, blogybių, silpnybių, ydų, jis turi kaip ir kiekvienas žmogus. Kiekvienas mes tai turim. Bet nenorim to pastebėti. O kas mums pasako, to žmogaus nemėgstam. Pastebėjo mūsų bėdas, mūsų silpnybės. Bet jeigu atkreipiam dėmesį, mes tada dvasiškai augame. Štai apie visą tai šiandien šventasis raštas apie tą sudėtingą žmogaus situaciją ir kalba. Pamatei blogai? Pasakyk, kad tai blogai. Kodėl pasakyk? Dėl to, kad jis nusideda. O kas yra nuodėmė? Kas yra nuodėmė? Nuodėmė yra blogis. Koks blogis? Kam jis kenkia? Atsiminkit, nuodėmė, blogis, kenkia visų pirma man pačiam, tam, kuris tai daro. Blogis, nuodėmė kenkia jam. Ir jeigu tu myli tą žmogų, jeigu tau tas žmogus svarbus ir matai, kad jis blogai elgiasi, pasakyk jam, nes jam bus blogiau. Blogis dauginasi, auga, didėja. Ir jeigu neatsiras žmogaus, jis neišlips. Jis neišsigelbės. Pavyzdžiai drastiški, bet akivaizdus. Pavyzdžiui, alkoholikas, narkomanas, piktas žmogus, agresyvus žmogus. Pamatot, vyras kilnoja taurelę, jau vakarais parėjęs alų, vyną, degtinę. Žmonos, ką darot? Greitai puolat į atlapus. Ir teisingai darot. Jeigu nieko nedarysit, kas bus? Žinot, tik blogėt gali situacija. Kažkokią problemą vyras sprendžiasi alkoholiu. Kokią problemą gal neįsiaiškinot, bet taip yra. Jūs nepadedat jam. Jūs nepasakot jam. Jūs nesat šalia. Pasiuskis. Čia tavo reikalas. Nusigersi, susirasiu kitą ar visą kitą. Ir žmogus gali pražūti. Visose vietose taip pat. Visose vietose. Jeigu mes pamatom blogį, mes susiduriam su nuodėme, mes turim padėti tam žmogui išlipti. Nėra taip lengva. Išpažintis irgi yra tam, kad kunigas, kuris sėdi klausykloje, irgi padėtų tau susigaudyti, kad čia yra blogai, tave padrasintų ir kad tu pakiltum. Visi tokie esam, tokie patys. Visi mes esam reikalingi atleidimo.
Ir visi mes norim atsistoti. Visi mes norim atsikratyti blogų dalykų. Ir mums reikia pagalbos, iš kitų pagalbos, iš artimiausių žmonių mums reikia pagalbos, supratimo, bet netylėjimo. Negalim tylėti. Jeigu tylim, blogis dauginasi. Kenkia pirmiausia tam žmogui, kenkia paskui kitiems. Jis nesustoja. Dėl to bažnyčia, dėl to mūsų pastangos, dėl to malda, dėl to išpažintis, dėl to mums reikalingas kitas žmogus, dėl to mums reikalingas galbūt dvasinis vadovas, kuris pasakytų tau drąsiai, žiūrėk, čia blogai, tu čia neapsimetinėk, nepristatyk, neišsisukinėk įvairiais gražiais žodžiais. Čia yra blogai, čia yra tas, tave pražudys. Jeigu tu taip elgsisi ir jeigu tu paklausysi, atsibusi, suvoksi, tai žingsnis į išsigelbėjimą. To nori Dievas. Supranta, Dievas gelbėja mus per kitus. O mes esame apakę ir galvojam, kad esam patys švenčiausi, vos ne angelai. Nu tai ką čia gelbėt angelus? Jau taip bamaž danguje skraido. Angelus yra angelas. Bet deja, žmogus nėra angelas. Ne vienas, kad ir kaip jis atrodytų, nėra angelas. Deja, tokie esame. Ir galiausiai, ką sako Evangelija? Sako, jeigu blogai, eik bark prie keturių akių. Jeigu neklauso, kvieskis pagalbos, kvieskis draugus, kas tau padėtų įtikinti, kad žiūrėk, šitas taip neišeis, taip blogai, reikia kažką keisti, darykim ką nors, kvieskis pagalbos, kad tau padėtų įtikint, kad tau pasakytų, nebegali vienas, nebeturi argumentų ar panašiai. Jeigu to neužtenka, taigi, kaip sakė šventajame rašte, tai tada pranešk bažnyčiai, bendruomeniai. Irgi mes girdime, bažnyčioje visokie skandalai, tai tas, tai anas išlenda, visokius nemalonius dalykai ir su kunigais, ir šiaip, ir dabar sprendžia jie tam tikrų momentų. Matėt, kad čia blogai, ar su kunigu, ar su dar kažkuo tai blogai, nereagavot, čia jo nuodėmės, nieko čia jis daug nepadarys, niekas čia nesužinos, niekam čia jis nesvarbus, tegu jis ten su savo nuodėmėse ir plaukioja. Skandalas, nes blogis nesustoja, jis, suprantat, jis skleidžiasi, jis nesustoja, jis tik didėja. Tu turi bažnyčiai irgi pasakyti, kas teisinga, kas neteisinga, kas gerai, kas blogai. Padėti žmogui, padėti. Tai nėra, kad jį pažeminti, bet padėti žmogui išlipti iš kažkokių priklausomybių, blogybių, padėti. Ir galiausiai sako, jeigu neklauso, jis muitininkas, jis pagonis. Tai ką tai reiškia? Jis nėra tikintis. Ir mes kartais, kai skaitom, galvojam, kaip galėjo pasielgti žmogus taip ir taip. Jis nėra krikščionis pagal šiandieninę pasakymą. Jis yra pagonis, jis netikintis. Nesvarbu, kad jis bažnyčioj, kad jis atlieka galapeigas, kad viską daro, kas priklauso, bet jis pagal šventą raštą yra pagonis. Ir tokiu jį laikykite, sako. Kol jis nepasitaisys, kol jis neatsisakys, kol jis neatsivers, kol jis nepamatys. Bet jam reikia pagalbos iš šono. Ir ta pagalba esame mes vienas kitam. Amen.